Gegužraibiniai augalai auga ne tik šiltuose kraštuose. Jų galima aptikti ir Lietuvos pievose, pelkėse bei miškuose. Be jokios abejonės, tai mūsų krašto gamtos puošmena. Kasdieniame gyvenime šie augalai dažnai vadinami tiesiog orchidėjomis, nuo mokslinio tarptautinio šios augalų grupės pavadinimo. Orchidėjos gyvena visai kitokį gyvenimą, palyginti su kitais augalais. Jų kitokie žiedai, kitokios sėklos, sudygsta ir maitinasi šie augalai irgi kitaip. Todėl ne veltui sulaukia išskirtinio specialisto ir gamtos mylėtojų dėmesio. Lietuvoje dabar žinoma apie 40 rūšių laukinių orchidėjų ir beveik visos jos retos, saugomos. Dėl besikeičiančios aplinkos ir nykstančių buveinių daugeliu jų rūšių gresia išnykti. Liūdna, nes pradėjus orchidėjas pažinti, atsiveria naujas, iki tol nematytas mūsų krašto gamtos pasaulis. Lietuvoje augančios orchidėjos kuklios, palyginti su puošniomis atogražų miškuose klestinčiomis arba pagerinto grožio žiedais besipuikuojančiomis gėlių parduotuvėse. Bet visos jos priklauso tai pačiai augalų šeimai. Ir žiedų forma, ir dauginimosi ypatybėmis orchidėjos yra išskirtinės visame augalijos pasaulyje, o jų gyvenimo ciklas labai nepaprastas. Pradėjus šios augalus pažinti, atrodo, tarsi jie būtų atskraidinti į Žemę iš kitos planetos. Net kalbant santūriai, be emocijų, vis tiek orchidėjos yra neprilygstama augalijos pasaulio puošmena ir iš kitų išsiskiria išsivystymo lygmeniu. Apie lietuviškąsias orchidėjas šioje laidoje pasakos biologas Bronius Šablevičius, kuris šių augalų paieškoms paskyrė apie 30 metų ir iki šiol negali liautis jomis žavėtis. Orchidėjos Bronių lydi nuo pat mažumės. Dar būdamas vaikas šiuos augalus pamilo Anykščių krašte ir visą gyvenimą nepaliovė jas stebėti, tyrinėti, ieškoti naujų augimo vietų ir kiek įmanoma saugoti. Pažvelkime į nuostabų lietuviškų orchidėjų pasaulį. Mes dabar esam prie širdinės dviguonės. Tai toks orchidėjinis augalas, kuris yra pats mažiausias Lietuvos floroje. Pats smulkiausias, pats mažiausias. Galima pamatyti. Dviguonė yra gentis, taip vadinama, viena iš genčių orchidėjinių augalų. Dviguonė, tai yra kiaušininė dviguonė ir širdinė dviguonė, dvi rūšis. Jeigu kiaušininė dviguonė lapai yra kaip kiaušinis, pagal formą už tai ir vadinasi, tai širdinė dviguonė gavo pavadinimą dėl lapų formos taip pat, kadangi stilizuota širdis. Lapų forma pagal stilizuotą širdį. Va, ir kas įdomiausia, kad ji tokia smulkutė, bet ją apdulkina, žiedus apdulkina vabzdelį. Galite įsivaizduoti, kokie turi būti dydžio vabzdeliai, tai yra musytės, uodukai, kurie, ypač musytės, kurios nori nektaro, užuodžia šitą menką kvapą ir nutupia ant žiedelio. Čia yra toks miniatiūrinis augalų pasaulis, miniatiūrinio augalų pasaulio atstovas. Nes širdinė dviguonė tai parodo, koks yra orchidėjinių augalų dydžių diapazonas. Ten iki 1,5 metro gali būti aukščiausi augalai, o čia bus 10-15 centimetrų. Kuo mažesnis augalas, kuo smulkesni žiedai, tai tuo įdomiau jį ar tai tyrinėti, ar tai jį tiesiog žiūrėti per padidinamą į stiklą, nes net ir patys mažiausi žiedeliai ir augalėliai, jie turi viską, ką turi ir stambus dideli žiedai. Visas dalis, visas morfologinės dalis. Tai
Tai va, jau mažesnio orchidėjinio augalo Lietuvoje nėra. Mes dabar žiūrime dar vieną laukinę orchidėją, labai specifinę, kuri neturi arba beveik neturi chlorofilo savyje. Paprastai augalai visi turi chlorofilą ir jie šitaip maitinasi, gamindami iš saulės šviesos ir vandens savo maisto medžiagas. Tai šita orchidėja, kuri vadinasi nariuotoji ilgalūpė, maitinasi visiškai kitaip. Jinai maitinasi kaip grybas. Grybai, kaip žinot, neturi chlorofilo, grybai nėra žali. Tai ir čia jos pavadinimas, mokslinis pavadinimas yra išvertus į lietuvių kalbą, būtų koralo, šaknis panaši į koralą. Reiškia labai išsiraičiusi, labai trapi, neturi tų šakniaplaukių, kaip mes paprastai žinome, kad augalai turi. Ji maitinasi humusingų dirvožemių, puveningų dirvožemių ir žinoma grybų pagalba. Grybų hifai, tie mažyčiai mikroskopiniai siūleliai, kurie sudaro dirvožemyje grybienos visą pagrindą. Tai va, apraizgo tą koralo šaknį, koralinę šaknį ir šitą nariuotą ilgalūpę taip maitinasi. Jai nereikia saulės šviesos. Todėl va, mes dabar ją radom labai didelėme pavėsyje, krūmuose, kur saulė mažai apšviečia, nes jai tikrai nereikia saulės šviesos. Bet šiek tiek įdomu tai, kad dalį chlorofilo, labai mažą dalį chlorofilo jinai turi ir matosi, kad jį pažaliavusi. Bet jeigu pasižiūrėti į jos žiedelį atskirai, tai matysime, kad jis yra geltonas ir su tamsiai raudona arba ruda dėmele. Labai įdomus augalas, jeigu jį pradėti tyrinėti, kaip jis vystosi, kaip jisai maitinasi, jis yra kitoks negu kad kitos orchidėjos. Mes dabar žiūrime plačialapės klumpaitės. Tai pati dekoratyviausia turbūt sakau, laukinė orchidėja Lietuvos faunoje, nes visos orchidėjos yra dekoratyvės, tik reikia jas arba žiedus išdidinti, arba labai įdėmiai žiūrėti, tyrinėti, gal net per padidinamą stiklą, o čia jokio didinamo stiklo nereikia. Žiedai yra labai stambus ir labai spalvingi, jos neginčijamai yra gražiausios. Jeigu būtų orchidėjų koks grožio konkursas, tai jos užimtų pirmąją vietą, aš manau. Kas yra vat, šita geltonoji žiedo dalis? Tai yra lūpa. Tai paprasčiausias, reiškia, žiedo apatinis vainiklapis. Vainiklapis, tik jis turi visiškai skirtingą formą negu kiti. Vainiklapiai šitie yra taip pat tamsiai rudi, su raudonumo prieskoniu, o čia geltona lūpa yra privilioti vabzdžiams, kad jie atskristų į šitą geltoną dėmę iš toli ir kad rastų įėjimą ir bitė arba musė įkrenta ir ten ieškodama nektaro žiedai negamina visiškai ir kvapo neturi, bet vabzdžiai atskrenda į spalvą. Į spalvą atskrenda ir lieka apgauti. Vabzdžiai yra apgauti, jie įkrenta į šitą lūpą į vidų, o lūpa tai tokia, kad galėtum pirštą gali įkišti į vidų, kaip klumpaitė, kaip kokia kurpaitė, kaip batukas toksai. Va. Ir vidus šitos klumpaitės yra labai slidus. Ir todėl bitė arba muselė įkritusi ten niekaip negali atsispirti, niekaip negali išskristi iš šitos lūpos, nors virš jos yra didelė skylė.
Bet ji šito negali padaryti, ji veržiasi ten, ropoja į šitos lūpos pakraštį ir labai sunkiai, labai sudėtingai ten suranda kelią išeiti iš šitos lūpos ir išskristi, bet išskrisdama arba bitė, arba muselė ant savo kailiuko, ant savo pūkuoto kūno nusiima žiedadulkes. Pasiima žiedadulkes ir prikibusio žiedadulkes prie musės ar bitelės kūno patenka į kitą žiedą, nes bitė arba muselė nuskrenda į kitą kupstą, į kitą žiedą ir ten vėl įlenda į kitą žiedą ir ten palieka svetimo žiedo žiedadulkes. Ir taip kryžminis apsidulkinimas įvyksta, kryžminis žiedų apsidulkinimas. Žinoma, kiekvienos, ne tik orchidėjos, bet kiekvieno augalo yra labai įdomi, žinoma, ne tik jų išvaizda, ten žiedas, tai savaime aišku, bet pats gyvenimo būdas, pati augalo ekologija. Tai čia mes turime plačialapę klumpaitę, jinai kaip ir visi orchidėjiniai augalai mėgsta ilsėtis po žeme, vešliai pražydėjusi, va šitas konkretus kupstas, kitais metais mes jo galim nerasti, gali išdygti tik tai lapai, bet nežydėti, arba visiškai neišdygti. Tai reiškia, kad klumpaitė nenumirė, nežuvo, bet nuėjo pailsėti. Orchidėjiniai augalai ilsisi po žeme keletą metų, daro pertrauką ir vėl išlenda, vėl žydi. Ir taip keliasdešimt metų gali gyventi vienas tas pats augalas, bet su poilsio tarpais. Va, tai nereikia stebėtis. Čia anksčiau šitoj vietoj man neteko matyti jų, nes čia buvo tankus krūmai, o dabar jie yra iškirsti. Iškirsti medžiai, ne tik krūmai ir medžiai iškirsti, ir žemė pagavo daug saulės šviesos. Ir klumpaitėms čia labai patiko ir tas toks rezervas, klumpaičių rezervas augalų, kuris buvo žemėje, gavo skirtingą ekologinę aplinką, tai yra gavo saulės šviesos daug ir suskubo išdygti, išaugti ir štai žydi. Klumpaitės yra pusiau pavėsiniai augalai, pusiau jie va tokia visiška saulės atokaita, kaip dabar čia, jeigu tektų visą laiką saulę, jie pradėtų, pasirodo, kad jos būtų nepatenkintos. Nes ir dabar matosi, kad labai šviesūs lapai, labai šviesiai žali lapai. Šiaip klumpaičių lapai yra normaliai žali, vat kaip pakalnučių lapai tokie, o čia jau vos negelsta, išblyškia vien tik tai dėl to, kad per daug yra saulės. Ir ten va kitose vietose galima pamatyti, ten kur pusiau saulė, pusiau šešėlis, kaitaliuojasi šešėlis su saulė, kaitaliuojasi, ten yra pačios gražiausios ir vešliausios klumpaitės. Kaip ir visos orchidėjos grybų pagalba maitinasi, nors žali lapai, tai rodo, kad pačios klumpaitės jos gali būti visiškai savarankiškos, gamina savo maisto medžiagas iš saulės šviesos ir iš dirvožemio, nes turi chlorofilą masiškai. Ir dar pati būtiniausia sąlyga klumpaitėms yra kalkinis dirvožemis, čia mes esam ežero pakrantėj, visas ežeras, čia buvęs ežero dugnas, kur mes dabar čia žiūrim šitas klumpaitės, čia buvęs ežero dugnas, dabar ežeras nuėjęs žemyn, o čia dirvožemis tai yra baltas, čia yra kalkiniai tufai, vat labai šarmingas dirvožemis ir klumpaitėms tai yra būtina gyvenimo sąlyga. Būtina gyvenimo sąlyga. Jeigu kartais užsinorėčiau persikelti klumpaitės į savo kolektyvinį sodą, tai jos numirtų ir padaryčiau žalą gamtai, nes kodėl numirtų? Todėl, kad perkeltos į kolektyvinį sodą, į visai kitą vietą, ten nėra tokio dirvožemio kaip čia. Nėra šarminio to dirvožemio ir klumpaitės augti negali. Mes dabar sustojame prie vienalapio gedučio.
Tai viena iš pačių mažiausių, iš pačių smulkiausių mūsų laukinių orchidėjų. Iškart matosi, koks smulkumas tų žiedelių. Jeigu nebūtų aukštesnis, jeigu nebūtų žemesnis, būtų labai sunku pamatyti tarp tų tokių vešlių žolynų. O dabar žiedynas yra išstybęs į viršų ir įdomu, kad žiedynas auga ilgą laiką ir aukštėja, ilgėja. Pradeda žydėti žiedeliai nuo pačios ir eina aukštyn ir vis dar stiebas tebeauga. Kodėl tai pavadintas? Kodėl jis taip pavadintas? Tai reikia klausti botanikų. Mažybinis vardas jam iš tikrųjų tinka, gedutis. Jeigu būtų didelis, galbūt būtų gedas. Bet dabar vienalapis gedutis. Vieną lapą turi, bet tai nėra taisyklė. Kartais randamas gedutis su 2 lapais, o kartais net su 3 lapais, bet tai jau anomalija. O šiaip tai tas klasikinis, sakysim, įprastas gedutis yra vienalapis. Žiedeliai yra tokie smulkus, kad įsivaizduoti sunku, kas gali juos apdulkinti. O apdulkinti juos vis tiek turi mažyčiai vabzdeliai, uodukai, muselės. Tokių bitučių smulkumo net ir nėra. Bet jis gamina nektarą, jisai kvepia labai silpnai, bet mes jo nepajusime. Gedutis dar turi, jeigu pasižiūrėsime, ten apačioje turi gumbelį tokį, kuriame saugo vandens atsargas, bet tai jam nebūtina ta vandens atsarga, nes dažnai auga va tokiuose drėgnose vietose. Tačiau gedutis pasižymi tokią įdomią ekologinę savybę, kad jis gali augti netgi ir smėlyje, labai sausose žemėse ir galima užtikti grupės gedučių, kurie ten auga. Tai vat jie tada kaupia vandens atsargėlės tokias nedidelės ir labai jau ekstremaliu atveju jie naudoja. Čia atradome lizduolę. Labai specifinį orchidėjinį augalą. Specifinis, nepaprastas, išsiskiria iš kitų orchidėjinių vien todėl, kad šitas augalas neturi chlorofilo. Neturi žalios spalvos. Juk absoliuti dauguma augalų yra žaliais lapais. Tai yra pilni chlorofilo ir jie gali maitintis patys ir išgyventi patys savarankiškai. O šitas augalas yra nesavarankiškas. Jis yra lyg grybas. Jis yra maitinasi iš puveningo dirvožemio. Ir todėl mes kaip tik dabar esam tokiam miške, kur labai daug lazdynų, prieblanda, derlingas dirvožemis, todėl ir lazdynai čia auga, ir lapuočiai medžiai. Jie kaip tik sudaro sąlygas šitam lizduoliai gyventi, nes jie maitinasi puveningų dirvožemių. Ir žinoma, kad ta grybiena, kuri yra šitam dirvožemyje, tai yra tokie grybų siūliukai, hifais vadinami, jų labai labai daug. Mes paprastai žmonės tos grybienos nematome. Bet grybienos siūlai, šitie hifai, yra susijungę su lizduolės šaknimis ir maitina lizduolę kaip augalą. Jis, jeigu gerai pasižiūrėjus, tai jo grožis yra toks, kaip aš sakau, aristokratiškas, nes aukso spalvos žiedai, aukso spalvos taip pat neturi nei raudonos, nei rausvos spalvos, nieko neturi, vien tik tai tokia geltona, tamsiai geltona, šviesiai ruda spalva ir visas tas augalas nusidažęs tokia spalva. Lizduolė pavadinta todėl, kad jo šaknis sudaro kaip lizdą iš šakų sukrautą. Šiaip tai lizdą mes įsivaizduojame kažkokį paukštelį susuktą iš plaukelių, iš tošelių mažyčių, bet tai ne. Čia reikia įsivaizduoti
kokią nors juodą gandro lizdą, ten erelio stambaus lizdą, kurie krauna lizdą, nesuka, bet krauna lizdą iš stambių šakų. Tai va jos šaknis šito augalo yra kaip stambių šakų lizdas ir todėl pavadinta lizduolė. Netgi lotynų kalba tai yra neocenidus avis, vadinasi paukščio lizdas. Paukščio lizdas, jeigu išvertus į mūsų kalbą. Nesavarankiškas augalas, kurį maitina ne tik tai grybai, bet grybus dar maitina medžių šakniaplaukiai, susijungia su grybų hifais. Žodžiu, čia yra tokia sistema. Medžių šakniaplaukiai, pačios mažiausios šaknelės medžio, susijungusios su grybų hifais, grybai susijungia su lizduolės šaknimis. Va tokia sistema ir jį maitinasi. Tokioje vietoje, kaip kad lizduolė, jai visiškai nereikia saulės šviesos, nes ji neturi chlorofilo ir ji gali absoliučioj tamsoj išaugti. Va, šitoj aplinkoj puikiausiai gali augti belapė antbarzdė, antra tokia bechlorofilinė orchidėja, kuri taip pat maitinasi humusingų dirvožemių, derlingų dirvožemių, trąšių dirvožemių, va, ir visiškai nereikalauja saulės šviesos, nes neturi chlorofilo ir jiem visiškai nereikia tos šviesos. Ir abi rūšis čia taip pat gali būti va, tokia miške, kur mes dabar esame. Puikiausiai gali būti ir orchidėjų retenybė, belapė antbarzdė, bet ją reikia surasti. O ją surasti galima tik tai, kai jis žydi, vienas augalas žydi maždaug 1 savaitę ir per tą savaitę belapę antbarzdę reikia kažkokiu tai būdu užeiti, užklupti ir atrasti. Ir todėl tos belapės antbarzdės yra labai mažai surasta. O lizduolė yra nereta. Jinai trąšiuose miškuose arba netgi ir po eglėmis ir lapuočių miškuose jinai žydi kiekvienais metais, tik tai ne visada gausiai. Apžiūrime dvilapį purvuolį. Priešingai nei vienalapis gedutis, kuris gali augti labai skirtingose vietose, skirtingose dirvožemiuose, skirtingose augavietėse, tai dvilapis purvuolis yra labai griežtas. Jis auga tik žemapelkėse arba pievose, kurios pastoviai drėgnas, pastoviai permirkia. Gali būti ir taip. Dvilapis purvuolis yra Europos Sąjungoje ypatingai saugoma rūšis, turbūt todėl, kad kitose šalyse, Europos centre ir vakarų Europoje, turbūt jo padėtis pasidarė tokia tragiška, kad šitaip susirūpinta. O Lietuvoje mes dar žemapelkėse galime rasti. Ir ne vienoje vietoje, daugelį vietų. Bet vis tiek yra privaloma vykdyti stebėseną šitą augalą, monitoringas vadinamas, ir žiūrėti, kur į kokią pusę eina dvilapio purvuolio populiacija. Ar mažėjančiai, ar stabiliai jinai, ar gausėja, plinta. Tai stebėsenos tikslas toks yra. Kaip taisyklė, dvilapis purvuolis visada su 2 lapais. Ir kitaip nebūna. Didžiausias žydėjimo maksimumas būna per rasų šventės, per joninės vadinamas, va taip orientaciniai. O paskui greit nužydė ir mes dabar va matome, netgi yra apatiniai žiedai jau peržydė, viršutiniai dar žydė. Ir kada peržydė, tai geriau matosi, geriau jį galima pamatyti gamtoje, žemapelkėje tarp gausios žolijos, nes sėklinės dėžutės yra didesnės už žiedus ir labiau krinta į akis. O šiaip pastebėti dvilapį purvuolį yra sunku ir todėl, norint jį pamatyti, reikia ilgai vaikščioti. Deja, kuo mes ilgiau vaikštom po žemapelkę, tai tuo labiau sugadiname ir pakenkiame dvilapį purvuoliui augimo vietą.
patys suprantate, kad geriau žiūrėti, jų ieškoti, pavyzdžiui, pelkės pakraščiuose. Pelkės pakraščiuose jie gali augti ir šalia medžių, tai yra pelkės pakraštys su krūmais arba su mišku. Ir ten jam galima padaryti mažiau žalos.